Dievui be galo linksma, džiugu, kad šitose varžytuvėse mūsų mažieji giesmės pasiekėjai, kaip sako, nepasišiukšlino. Dėkui jums, vaikai, ir jūs šiandien tiesiog į prizininkus, į pirmaujančių gretas išlipot. Ačiū jums ir sėkmės. Tai jūsų atvaizdas. Noriu dar nuoširdų ačiū ir mūsų mokytojams, kurios prisidėjo ruošiant visą šitą mūsų susitikimą. Tariu dėkui mokytojai Vilmai, ruošusiai mergaitės. Visa, ką jūs matot, pražydintas gėlių darželis, tai mūsų mokytojų Ingos ir Daivos nuopelnas. Dėkui. Ir mes labai džiaugiamės. Ačiū labai. Ir aš dar kviečiu, tiek būtų mūsų galbūt dovanų, jeigu ką pamiršau. Aš dabar kviečiu dar žodį mūsų svečią, prisijungusi prie komandos, labai gražiai įsiliejusi į komandą, nuolatinį mūsų tiesiog bendraautorių įvairių darbų, gerbiamą Romualdą Šimkūną. Prieš porą desėtų metų, švenčiant daktarės Eugenijos Šimkūnaitės vardadienį, ar tai gimtadienį, išeinant man jinai, sako, jeigu kartais tavo gyvenime reikės žalalių, nesisarmatyk, rūpinsi. Dėja, taip neįvyko. Įvyko kitaip, negu kad jinai man žadėjo. Šiandieną, berods nuo Jaknų ar nuo ko čia gavau žalalių. Sekančiais metais žadu atvažiuoti, jeigu mano senystės vaikai parautų kokių patoragniai žalalių, tai aš labai su dideliu kvota toliau gyvenčiau ir laukčiau dienos, kada vėl bus nauja šventė, o to šventė tarsi gražus karoliai veriasi. Jūsų myli Tauragnų mokytojai, mokinukai, verėte gražias šventės į labai gražius karolius. Kitas mano pasakymas būtų toks, kad aš lenkiu žilą galvą visiems tiems, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie paskutinės knygos apie Eugeniją Šimkūnaitę išleidimo. Prisiminimai apie Eugeniją Šimkūnaitę. Aš girdėjau pletką, o gal ir teisybę, kad būsianti kita panaši knyga. Tai dabar, turėdamas šitokią gražią auditoriją, aš ir klausiu, gerbiama viceprezidentė, ar teisybė, ar neteisybė? Bus tokia knyga. Ačiū, bus. Vadinasi, aš galiu pasitikėti kad šitas rašinys bus taip pat įspausdintas ir kas svarbiausia, kad aš noriu paprašyti visų, nesvarbu jūs, ką galvojat, jūs mokat ar nemokat rašyti prisiminimų apie Eugeniją Šimkūnaitę, kam reikės tie ištaisys jūsų kalbą, ištaisys jūsų sakinius, ištaisys gramatinės ir sintaksės klaidas. Būkit geri, nuo mūsų dabarties, nuo mūsų gyvenimų priklauso
ar mes ką nors pasakysim dar apie ją, ar nutylėsim. Tie, kurie jos nepažinojo, nepadarys taip, kaip mes galėtumėm padaryti ją pažinoję. Ir trečia, važiuodamas į šitą šventę, aš visuomet nueinu į savo mažą dirbtuvėlę ir kažką tai bandau padrožinėti. Fonde ir namie ieškojau Eugenijos Šimkūnaitės ekslibrium. Radau tik du, tai vienas šitam leidinukį, o kitas, kur jinai pro mėnulį praskrieja ant šluotos. Šiandieną kažkuo tai susišaukė su tuo jūsų darbu. Prašyčiau pakabinti Eugenijos Šimkūnaitės muziejuje. Bom, bom, bam, bim, bram, bram, bram.